Sveiki visi, šiandien mes pabandysime įvertinti pagrindinę Lietuvos kariuomenės techniką bei ginkluotę ir išsiaiškinti, kiek jinai realiai yra efektyvi mūšio lauke. Tai pradėsime nuo seniausio ginklo šiame sąraše, tai AK-4MT, tai truputį modernizuota vokiško G3 šautuvo versija, kuri yra apskritai pirmasis atkurtos Lietuvos kariuomenės šautuvas. Nors dabar į kariuomenės aktyvioje tarnyboje pakeitė G36, tačiau šitas ginklas vis dar plačiai naudojamas Šaulių sąjungoje, todėl yra labai aktualus. Pats ginklas yra tragiškai sunkus, netaiklus ir nepatogus naudoti. Jo dėtuvė turi tik po 20 šovinių, o didelis 7,62 kalibras daro jį labai sunkiai valdomą. Taip pat jis nepatikimas ir dažnai stringa ir man per pratybas jis taip užsikirto, kad netgi negalėjau jo niekaip sutaisyti. Tad šie ginklai galbūt tinka mokamui, bet moderniam karui nebent iš bėdos. Todėl dėsime šitą šautuvą į kategoriją prastas. Toliau turime pėstininkų kovos mašinas Vilkas. Šios mašinos yra mišinys vokiško šarvuočio Boxer ir izraelietiško bokštelio su 30 mm pabūklu. Pati mašina ant popieriaus atrodo tikrai įspūdingai, jinai yra sunkiai šarvuota, greita ir pagrindinis 30 mm pabūklas kartu su prieštankinėmis raketomis Spike sudaro labai stiprų ginkluotės paketą. Tai šitas šarvuotis gali naikinti tiek pėstininkus, tiek ir sunkiai šarvuotą techniką, kaip pavyzdžiui tankus ar pėstininkų kovos mašinas. Mašina taip pat yra labai patogi ir įgulai lengva ją naudotis. Tačiau lietuviški Vilko variantai turėjo problemą dėl bokštelio ir visos likusios mašinos integracijos. Ir kurį laiką šios mašinos iš vis net negalėjo šaudyti ir iš visko sprendžiant jos reikalavo sudėtingos priežiūros. Bet turbūt didžiausias šių mašinų trūkumas yra milžiniškas dydis ir todėl jas labai lengva aptikti ir jas pataikyti. Taip pat šios mašinos, kadangi yra ratinės ir neturi vikšrų, dažnai tiesiog nespėja su tankais. Dėl šių priežasčių šalia bokserių Lietuvos kariuomenė nusprendė užsisakyti ir vikšrinių kovos mašinų CV90. Todėl šiai mašinai skirsime vidutinę kategoriją. Toliau turime haubicas Cezar. Šios naujos kartos prancūziškos haubicos pasirodė labai efektyvios kare Ukrainoje, todėl kad jos yra labai mobilios ir greitos ir labai patogios naudoti bei prižiūrėti. Kadangi jos yra sumontuotos ant sunkvežimio platformos, jas labai lengva taisyti ir joms niekada nepritrūksta atsarginių dalių. Be to, jų ugnies valdymo kompiuteris yra labai patogus ir greitas naudoti. Tad sistema gali pašaudyti ir greitai išvažiuoti į kitą vietą. Iš 120 sistemų, kurias Ukraina gavo, tik 26 buvo sunaikintos. Ir tai yra labai nedidelį nuostolį, turint omenyje, kad šios sistemos buvo aktyviai naudojamos fronto linijoje. Ir todėl tikrai galime pasakyti, kad šios sistemos nusipelnė tobulos kategorijos. Toliau turime šarvuočius CV90. Ši švediška kovos mašina pasižymi ypatingai storais šarvais, gali atlaikyti netgi 30 mm sviedinius, pasižymi aukštų pravažumu ir patikimumu. Taip pat jinai yra apsaugota nuo dronų bei minų ir turi labai galingą ginkluotę. Tai yra įvairios versijos, jos gali būti ginkluotas 30, 35 ar netgi 40 mm pabūklais, kurie gali kartais prakirsti netgi tankų šarvus. Taip pat mašina turi pažangę labai šilumos maskavimo sistemą, kuri daro mašiną mažiau matomą termovizoriams. Iš 50 mašinų, kurios buvo duotos Ukrainoje, tik tai 2 buvo sunaikintos ir viena buvo paimta. Bet tas faktas, kad viena tokių mašinų pateko į rusų rankas, mažina šios mašinos reitingą, nes rusai galėjo išstudijuoti technologijas ir parengti naujų kovos būdų prieš šias mašinas. Tad CV90 dėsime į sekciją labai geras. Toliau turime garsiasias prieštankinės sistemas Javelin. Šios sistemos Ukrainoje netgi įgavo šventojo vardą, nes padėjo sustabdyti rusų šarvuočių kolonas puolančias Kijevą 2022-aisiais. Ir daugelis apžvalgininkų sakė, kad ši sistema turi maždaug 90% tikimybę sunaikinti rusų tankus, jeigu juos pataiko. Tačiau maždaug nuo 2022 vidurio, kai karas Ukrainoje perėjo nuo manevrinio karo prie stacionaraus karo, šios sistemos praktiškai išnyko iš fronto linijos tarnybos. Problema ta, kad norint paleisti šią raketą į taikinį, reikia turėti aiškią matymo liniją į priešo techniką, todėl reikia kelioms akimirkoms išlysti iš apkasų, kad šiuolaikiniame dronų dominuojame kare yra labai pavojinga. Be to, dronai iš esmės perėmė Javelin funkcijas, nes jie skrenda toliau ir yra gerokai pigesni. Taip pats ginklas nėra blogas, bet jo reikšmė šiuolaikinėme mūšyje yra gerokai sumenkusi. Tad jam skirsime vidutinę vietą. Toliau einame prie pagrindinio Lietuvos kariuomenės pėstininkų šautuvo G36. Šis ginklas aktyvioje tarnyboje pakeitė prieš tai naudotus AK-4. G36 yra labai lengvas ir patogu šaudyti, bet yra mažo kalibro ir turi labai rimtą problemą, kad po tam tikro šūvių skaičiaus jis perkaista ir jo korpusas pradeda lydytis. Taigi sumažėjo taiklumas ir nors mūsų šaltame klimate tai galbūt mažiau aktualu, bet vis tiek tai sukelia problemų, todėl šiam ginklui skirsime vidutinę vietą.
Toliau turime Lietuvos kariuomenės ilgo nuotolio reaktyvinę artileriją HIMARS. Ši amerikiečių gamybos sistema yra labai panašiai prieš tai minėta Cezar tuo, kad irgi yra labai mobili, greitai užtaisoma ir gali šaudyti daugybės įvairių tipų amuniciją ir taip pat ir tą garsią ATACMS raketą, kuri gali pasiekti taikinį už 300 km. Tai Lietuvos kariuomenė tai yra labai didelis naujas pajėgumas, kuris leis tiesiog smūgiuoti priešo taikiniams jo priešo užnugarėje. Bet vienintelis šio ginklo trūkumas yra tas, kad jo raketos yra pažeidžiamos rusų elektroninės kovos priemonėms, kas mažina sistemos tikslumą, ir taip pat per karą su Iranu Jungtinės valstijos iššaudė maždaug 15 metų gamybos ATACMS raketų atsargas. Tad yra labai didelė tikimybė, kad mes greitai tų raketų negausime. Todėl HIMARS dėsime į labai gerų ginklų kategoriją. Toliau turime pirmuosius Lietuvos kariuomenės tankus nuo tarpukario laikų. Tai yra Leopard 2 A8. Tai naujausia patobulinta Leopard 2 tanko versija, turinti geresnius šarvus, geresnę elektroniką ir, kas svarbiausia, efektyvią Trophy gynybos sistemą, kuri numuša tanko link skriejančius sviedinius. Bet neseniai pasirodė filmuota medžiaga iš Libano, kur Hezbollah dronas pataikė į izraeliečių Merkava tanką, kuris yra aprūpintas tą pačią Trophy gynybos sistema ir be jokių problemų sistema nors ir veikia, bet jinai nesugebėjo visiškai numušti dronų. Tai jeigu ir mūsų Leopardai nesugebės numušti dronų, tai bus labai didelis trūkumas. Tankai Leopard taip pat buvo duoti Ukrainai. Aišku, tai buvo senesnės A4 ir A6 versijos ir jie patyrė nuostolį, ypatingai per Ukrainos kontrpuolimą, bet nepaisant to Leopardai pasirodė kaip turbūt vienintelis efektyvus vakarietiškas tankas, kurį galima realiai naudoti mūšyje. Nes amerikietiški Abrams tankai pasirodė per minkšti ir per mažai šarvuoti, kad atlaikytų dronus ir raketas. Ir beveik visi Ukrainai skirti šio tipo tankai buvo sunaikinti. Britų Challenger tankai iš vis net nesugebėjo nuvažiuoti iki fronto, nes jie labai sunkus ir tiesiog nuskęsta purve. Tuo tarpu Pietų Korėjos K2 Black Panther tankai pasirodė turintis variklio ir transmisijos defektų, dėl kurių šių tankų neįmanoma normaliai naudoti. Tad Lenkijos kariuomenė, kuri masiškai užsakė šios tankus, dabar yra labai rimtoje bėdoje. Todėl bendroje sumoje tankai Leopard Lietuvos kariuomenė buvo geras pirkinys. Toliau turime džipus GLTV ir pėstininkų transporterius M113. GLTV yra naujos kartos karinis šarvuotas džipas, kuris pasižymi labai gerą apsaugą nuo minų, yra greitas ir ant jo galima montuoti įvairius kulkosvaidžius ir granasvaidžius. Pats automobilis, man atrodo, daug saugesnis už senesnius Humvee modelius, nes turi žymiai geresnę šarvų schemą ir nuotoliniu būdu valdomą bokštelį, kas suteikia įgulai saugumo. Todėl šis automobilis yra tikrai geras. Toliau kalbant apie M113, ši transporto priemonė yra tikrai sena, naudota dar Vietnamo karo laikais ir jinai turi labai minkštus šarvus, bet jinai yra patikima, pigi ir kas svarbiausia, kad jų yra labai daug. Didžiausia šios mašinos problema, kad ji neturi bokštelio su patrankomis ir prieštankiniais ginklais, tad susidūrusi su tankai šita mašina pakliūtų į labai didelę bėdą. Todėl šį šarvuotį dėsime į vidutinę vietą. Toliau turime oro gynybos sistemą NASAMS. Jei ne ši sistema, mes realios oro gynybos iš vis neturėtume, nes ši sistema gali numušti orlaivius skrendančius įprastame aukštyje iš vidutinio nuotolio. Taip pat priešingai nei Patriot, ši sistema yra pakankamai finansiškai perkama ir taip pat ji naudoja M120 raketas, tai tas pačias, kurias naudoja ir naikintuvai. Todėl lengva suderinti ginkluotę tarp skirtingų kariuomenės šakų. Bet didžiausia šios sistemos problema ta, kad ji gali numušti tik lėktuvus, bet ne balistinės raketas, kurias Rusija šiuo metu dažniausiai ir naudoja. Bet vis tiek rusai dėl šitų sistemų turi slėpti savo aviaciją ir naudoti raketas ir hipergarsinės raketas ir dronus yra žymiai brangiau negu tiesiog užskristi su naikintuvais ir numesti pigių bombų. Tai todėl šita sistema yra tikrai gera. Toliau turime haubicas PZH-2000. Šie savaeigiai artilerijos pabūklai atrodo įspūdingai, jie yra pilnai šarvuoti ir vikšriniai, turi pažangę elektroniką, leidžiančią paleisti kelis sviedinius vienu metu ir su atitinkama amunicija šios sistemos gali pataikyti į taikinį net už 70 km. Ukrainos kariuomenė per visą karą prarado vos 3 tokias mašinas, taigi super, vokiška technologija, vokiška kokybė, tai tobulas ar ne? Ne. Šios mašinos yra tragedija naudoti realiame mūšio lauke. Truputėlis molio ir drėgmės ir šios mašinos elektronika nebeveikia. Ukrainos įgulos neturi vaikščioti po šitą mašiną su specialiomis šlepetėmis, kad neprineštų purvo ir kiekvienoje mašinoje visą laiką yra dulkių siurblys. Šie savaeigiai pabūklai daugiau laiko praleido remonto dirbtuvėse negu mūšio lauke, todėl jų nuostoliai yra tokie maži. Taigi šis pabūklas yra tikrai labai prastas.
Toliau turime droną Kamikadzė Switchblade. Tai buvo Jungtinių valstijų karinio industrinio komplekso bandymas dalyvauti dronų lenktynėse ir su labai prastais rezultatais. Šie dronai pirmiausia yra labai jautrus elektroninės kovos priemonėms, taip pat jie visiškai neturi nukaunamosios galios. Ukrainiečiai atliko bandymus ir pavyzdžiui, kai Switchblade dronas pataikė į autobusiuką, tai jo sprogimas net nesugebėjo uždaužti jo langų. Negana to, šie dronai labai sunkiai valdomi ir dažnai skrenda ten, kur yra užprogramuoti, o ne ten, kur juos bando nukreipti operatorius. Negana to, jie yra tragiškai brangus, kainuoja nuo 60 iki 80 tūkstančių dolerių už vienetą. Taigi šie dronai yra visiškai beverčiai ir visiškas mėšlas. Galiausiai turime Lietuvos kariuomenės naujausius sraigtasparnius UH-60 Black Hawk. Šie sraigtasparniai naudojami įvairiose konfliktuose jau beveik 50 metų ir pasižymi ypatingų daugia funkcionalumu. Jie gali būti naudojami transportui, evakuacijai ir netgi būti apginkluoti raketomis ir smogti taikiniams ant žemės. Šios sraigtasparnių trūkumai yra didelė kaina ir pažeidžiamumas trumpo nuotolio oro erdvės gynybai ir dronams, ką mes matėme Ukrainoje ir Irane. Bet bendrai paėmus tai yra geras ir patikimas sraigtasparnis, tad dėsime jį į kategoriją geras. Čia mūsų sąrašas ir baigėsi ir kaip matote, kad vis tik dauguma Lietuvos kariuomenės technikos yra bent jau vidutinio arba aukštesnio negu vidutinio lygio. Tai prastos technikos arba visiškai bevertės technikos, kuri niekam nereikalinga, pas mus nėra labai daug. Todėl manyčiau, kad mes ginkluotės kokybės prasme atrodome tikrai neblogai. Tai tiek šiandienai, ačiū žiūrėjusiems, iki kito karto.